Pradėsiu nuo trumpo prisistatymo. Aš esu teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dėstytojas, dėstau keletą disciplinų ir taip pat esu Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas. Tai čia būtų mano tokios pagrindinės darbovietės, kur aš dirbu. Esu pasaulietis, turiu 3 vaikus. Esu kaunietis, užaugęs Kaune, didžiąją savo gyvenimo dalį praleidęs Kaune ir baigiau 22 vidurinę mokyklą, netoli klinikų. Ir mano gyvenimas vyko, kaip sakant, labai normalia tokia sovietinio vaiko vaga. Man dabar yra 45 metai, tai nesunkiai galite atskaičiuoti, esu tikras sovietmečio vaikas. Ir gerai mokiausi, patiko man ypač tikslieji mokslai. 86 metais baigiau vidurinę mokyklą ir nežinojau, ką veikti toliau su savo gyvenimu, tai kažkaip taip įstojau į KPI, tada buvo Kauno Politechnikos institutas, dar Sniečkaus vardą turėjo, paskui jį pervadinau į Kauno technologijos universitetą ir aš jau baigiau tą universitetą. Studijuodamas ten technikos mokslus, inžinerijos mokslus, chemijos technologijos fakultete, aš supratau, kad aš nenorėsiu dirbti pagal specialybę ir kaip tik tuo metu atidarė Vytauto Didžiojo universitetą ir aš tiesiog kažkaip net nežinau kodėl, per daug nesusimastęs, kažkaip nesiruošęs, paėmiau ir stojau į Katalikų teologijos fakultetą, ką tik atidarytą 90 metais. Ir neįstojau. Ir išvažiavome netai su draugais atostogauti prie jūros, kaip sakant. Grįžtame rugsėjo pradžioje, jau taip rugsėjas gerokai prasidėjęs. Ir aš netyčia sutinku autobuse kitą vyruką, kur kartu stojom su juo. Ir jisai sako, kodėl tu netėjai, šiandien vyko mandatinė komisija, būtų tave priėmę į laisvus klausytojus, bet dabar jau viskas pasibaigė, nebent tu paskambintum dekanui, gal jis ką nors padarys. Ir aš paskambinu dekanui ir tiesiog keistai jisai paima ir priima mane į laisvus klausytojus. Ir taip aš papuolu į tokią labai keistą vietą, Katalikų teologijos fakultetą. Kodėl jinai keista? Joje įvyko pirmas didžiulis lūžis mano gyvenime. Aš esu užaugęs tokioj labai normalioj lietuviškoj šeimoj, nepraktikuojančioj iš principo. Tėvai yra, kaip sakant, kaip ir tikintys, bet į bažnyčią sovietmečiu vaikščiodavo retai dėl darbų savo. Mane močiutė sutvarkė, žinau tą žodį, toks svarbus žodis yra, sutvarkė. Ir aš taip ir augau savo, reiškia, kol dar buvau vaikas, tai močiutė nusivesdavo, paskui paauglys aš jau kažkaip taip nutolau, save laikiau netikinčiu, esu buvęs spaliukas, pionierius, komjaunuolis, viskas, kas priklauso, nes tuo metu į aukštąją neįstosi, jeigu nebūsi, tai aš norėjau į aukštąją, tai aš ir buvau viskas. Ir tiesiog taip savo gyvenau. Bet vėliau paauglystės pabaigoje kažkaip pradėjo rūpėti tokie egzistenciniai klausimai, prasmės klausimai, kam viso to reikia. Labai mane slėgė sovietmetis, labai slėgė ta visa melo tokia atmosfera. Ir aš kažkaip tai pradėjau skaitinėti apie religijas, tokius visokius dvasinius klausimėlius. Ir taip ir įvažiavau į savo reiškia, jaunystę. Baigiau vidurinę mokyklą, toksai, kaip ir lygtai ieškantis nežinia ko. Paskui prasidėjo tas atgimimas, lakstėm čia po visus mitingus su draugais ir parašus rinkom visokiausius, buvo labai įdomu. Paskui kažkaip politika labai greit nusibodo. Ir aš toksai buvau savo tikėjime, faktiškai kažko ieškantis, bet labai nežinia ko. Ir problema buvo ta, kad vienintelis žmogus mano gyvenime, kuris buvo tikrai tikintis, tai buvo mano močiutė. Ir jinai nuostabus, šviesus žmogus, labai daug skaitanti ir pas viešpatį iškeliavo ne taip seniai, bet jinai yra baigusi 3 ar 4 klases. Ir aš kaip jaunas, ambicingas ir išsilavinęs žmogus niekaip savęs negalėjau identifikuoti su tokiais tikinčiaisiais. Reiškia, aš kaip ir ieškojau tikėjimo, bet man sovietmečiu buvo įkalta į galvą, kad tu esi arba tikintis, arba išsilavinęs. Bet du negali būti iš karto viename žmoguje. Ir aš norėjau būti išsilavinęs.
Tai tikėjimas automatiškai ėjo į antrą planą ir tą aš labai aiškiai savo aplinkoje mačiau. Vienintelis tikintis žmogus buvo močiutė, kuri ir patvirtino šitą taisyklę. Reiškia, tu esi arba tikintis, arba išsilavinęs. Ir štai, kai aš įstojau į teologijos fakultetą, man labai netikėtai. Aš pirmą kartą savo gyvenime sutikau žmonės, kurie buvo giliai tikintys ir labai išsilavinę. Labai aukšto išsilavinimo geruose pasaulio universitetuose išsimokslinę žmonės ir mane tas labai sukrėtė. Aš pamačiau, kad tai yra netiesa, ką man sovietmečiu kalė į galvą, kad tu esi arba. Ir aš studijavau teologijos fakultete, man patiko tenais, labai šventų rašto paskaitos patiko, bet viskas liko didelė dalimi teorija ir aš krikščionybę mačiau daugiau kaip dar vieną tokią ideologiją, kaip dar vieną neblogą idėjų sistemą. Tuo metu studijuodamas KPI, aš baigiau ten visas privalomas TSKP istorijas, mokslinį komunizmą, mokslinį ateizmą ir visus kitus panašius dalykus. Ir aš šiek tiek išmaniau tą visą komunistinę ideologiją, aš ją netikėjau. Ir tada aš patekau į katalikiškas studijas ir aš pamačiau dar vieną ideologiją. Jinai buvo labiau vykusi negu komunistinė. Aš taip galvoju, tikrai šaunu būtų, jeigu visi laikytųsi 10 Dievo įsakymų, tai turėtume visą neblogą visuomenę, kur būtų maloniau gyventi ir taip toliau. Reiškia, idėjų sistema nebloga, bet aš nemačiau jos kažkaip tai esmiškai skirtingos nuo kitų ideologijų, nuo komunizmo ir kitų ideologijų. Ir tada 91 metais aš netyčia, vėlgi netyčia, jeigu tokių dalykų būna gyvenime, aš papuolu į gyvųjų akmenų bendruomenę. Antanas su Rūta, Augis su Birutė, beveik nepasikeitė. 91 metų ruduo aš draugavau su mergina ir jinai priklausė tai gyvų akmenų bendruomenė ir jinai mane pradėjo atsivesti į jų maldos susirinkimus. Sekmadieniais vykdavo po mišių ir pradėjau aš vaikščioti į tuos maldos susirinkimus. Gana panašu į tai, kas čia vyksta. Giesmė ten pagiedame, paskui kažkas šventą raštą paskaito, šventą raštą pakomentuoja. Ir man tenais labai nepatiko. Man ten buvo toks komjaunimas, reiškia, aš kaip buvęs komjaunuolis, ten mačiau tokius labai panašu į tai, kas vyksta komjaunimo susirinkimuose. Vienas kalba, o kiti sėdi ir atseit tiki. Klausosi ir atseit tiki. Reiškia, ir ten jie gieda, užsimerkia, rankas iškėlę. Aš galvoju, braš kaip apsimetinėja. Reiškia, šitaip tu man sugebėk. Ir aš juos stebėjau, ten jie gieda užsimerkia, o aš visus juos žiūriu ir netikiu. Paskui po truputį, vaikščiodamas tuos susirinkimus, su jais pradėjau ten kalbėtis, pabendrauti ir aš pradėjau galvoti, kad galbūt kai kurie šiek tiek ir neapsimetinėja. Aišku, dauguma apsimetinėja, bet kai kurie truputėlį neapsimetinėja. Galbūt, prileiskim tokią galimybę irgi. Tai vyko svarbus dalykas. Pirmą kartą savo gyvenime aš sutikau žmonės, kurie buvo mano amžiaus ir jie buvo ne tik tai teoriškai susipažinę su krikščionybė, ką aš mačiau teologijos fakultete, bet jie buvo ir tuo gyvenantys. Ir man tas nelengvai, bet po truputį sunkėsi į mane. Ir tada 91 metų gruodžio mėnesį aš išvažiavau į Taizę. Naujų metų sutikimas, Taizė bendruomenė, Budapešte, tikriausiai esat girdėję, susirenka keliasdešimt tūkstančių, kartais net virš 100 tūkstančių jaunų žmonių iš praktiškai viso pasaulio, daugiausiai Europos. Ir tenais jie savaitę laiko praleidžia tokiam jaunatviškoj maldoj, giesmėj, tokia labai smagi, gera atmosfera. Ir man ten labai patiko. Man labai tos giesmės patiko, tokios paprastutės, labai gražios. Ir kažkaip tai per tą savaitę, man net sunku pasakyti kaip, man tapo aišku, kažkaip tai prašviesėjo viduje ir tapo aišku, kad krikščionybė yra ne tik tai gera ideologija, gera idėjų sistema, bet krikščionybė yra tiesa. Taip ir yra. Tai nėra tik tai toks patogus ir naudingas būdas galvoti apie gyvenimą ir veikti pagal tą galvojimą, bet tai yra, taip ir yra. Ir tas pabuvimas Taize, aš laikau savo tokiu dvasiniu gimtadieniu. Grįžau į teologijos studijas, antro kurso studentas, tuo metu buvau jau kitas žmogus. Ir tai buvo tas svarbusis lūžis mano
krikščioniškojoje kelionėje, vidinėje kelionėje. Ir toliau labai svarbus išlieka man tas klausimas tiesos klausimas, ne patogumo, naudingumo, bet tiesos klausimas. Tada toliau studijavau, po metų išvažiavau studijuoti Jungtinės Valstijas, 3 metus tenais studijavau, baigiau bakalauro, magistro studijas ir tada grįžau į Lietuvą jau dirbti ir čia gyvenu nuo to laiko. Susituokiau ir dėstau teologijos fakultete ir vedu įvairius tokias programas ar kalbų panašiose programuose. Taigi, šiandien mūsų tema yra žmogus kaip ieškotojas, žmogaus kaip ieškotojo istorija. Nes mes visi žmonės ir visų laikų žmonės, mes visada esam ieškantys. Kažko mes nerimstantis esame. Ir pažvelgia į žmonijos istoriją, kuri prasideda, mums archeologai ir istorikai sako, prieš maždaug 150 000 metų. Ši rūšis, Homo sapiens sapiens rūšis atsiranda šioje žemėje, gal truputį mažiau, gal prieš 100 000 metų, kai kurie sakytų, jie atsiranda ir žmogui yra būdinga daug dalykų. Jam yra būdinga kelios svarbios visuotinės savybės. Žmogus visą laiką kvėpuoja oru, kuriame yra tam tikras procentas deguonies. Žmogus maitinasi organiniu maistu, geria vandenį, turi miegoti, ir panašiai. Daugybė dalykų yra būdinga universaliai visiems žmonėms visais laikais. Ir vienas dalykas, kas taip pat būdinga žmogui visada, yra tai, kad žmogus yra būtybė besiveržianti į anapusybę. Mes visą laiką esame nerimstantys ir mums nepakanka to, ką mes turime šiapus, nepakanka to, ko mes turime šiame materialiajame pasaulyje. Ir mes veržėmės į kažkur tai kitur, net nelabai žinome, ko mes norime, nežinome, kur mes veržėmės. Ir štai tas veržimasis yra tai, ką mokslininkai vėliau pavadina religija. Tai yra žmogaus tas religinis veržimasis, tas religinis jausmas, kažkoks tai troškimas, kuris yra sunkiai nusakomas, nėra lengvai apibrėžiamas jisai, bet pats žodis religija yra šiek tiek šviesos duodantis, ką tai reiškia. Jisai kyla iš lotyniškojo žodžio, kurio viena iš prasmių reiškia susieti, duoti sąsajas. Reiškia, religija etimologiškai kyla iš žodžio reiškiančio sąsają, susieti. Ir religija yra tai, kas žmogui susieja pasaulį jam. Reiškia, sąsaja su pasauliu, sąsaja su visuma. Galima tai būtų žvelgti į šitą žodį ir tai būtų geras ir reikalingas šito žodžio religija supratimas. Vėlgi, žiūrėkite, žodis religija, kaip ir daug kitų žodžių, nežinau kaip jums, o tai paimkite ir paskanaukite šitą žodį. Tas žodis religija, religingas. Man jisai skamba nemaloniai. Jisai yra vienas iš tų sugadintų žodžių. Reiškia, kažkas tokio nepatinka man. Jisai. Tikrai, mes gyvename kreivų veidrodžių pasaulyje, iškreiptų sąvokų pasaulyje ir kai kurios iš tų sąvokų buvo sąmoningai kreipiamos, kraipomos. Buvo institucijos, kurios tą kraipė, tas sąvokas. Pats žodis religija yra labai geras žodis. Jisai reiškia gebėjimą gyventi susietą gyvenimą, matyti savo gyvenimą kaip susietą su visuma. Ir tai labai svarbu žmogui, tai yra neišvengiama žmogui, jam būtinai to reikia. Jeigu jisai neturi tos sąsajos, yra negerai, nes ta sąsaja duoda gyvenimui prasmę. Ir jeigu jos nėra, žmogus praktiškai sugriūva. Tai apsibrėžkime šitai mūsų paskaitėliai žodį religija kaip žmogaus pastangas. Žodis religija yra žmogaus pastangos užmegzti ir palaikyti ryšį su anapusybė, su anapusinė realybė, su dvasinė ar transcendentinė ar kažkaip tai kitaip pavadinta realybė. Ir tai yra universaliai visada žmogui būdingas dalykas. Žmogus visada bando užmegzti tas sąsajas su anapusybė. Ir nuo pat ankstyviausių žmogaus gyvenimo laikotarpių šioje planetoje, Žemėje, žmogus yra visą laiką
į anapusybę besiveržianti būtybė. Mes pačiuose ankstyviausiuose laikotarpiuose žmonijos gyvenimo randame tokius keistus fenomenus kaip aukojimai, šventvietės, šventyklų statymas ir panašus kiti dalykai, kurie liudija, kad žmogui nepakako tik tai sumedžioti ir suvalgyti laimikį, turėti kažkokį tai būstą, turėti šilumą, to nepakako. Jis kažkaip tai veržiasi į daugiau kažkur tai. Ir tai yra būdinga visų laikų, visų kultūrų, visų laikmečių žmogui. Vėlgi, nežinau kaip jūs, aš kaip sovietmečio vaikas gerai prisimenu, kaip mums buvo bandoma įtikinti, įrodyti, kad religija yra vėlyvas fenomenas žmonijos istorijoje. Pirmykštis žmogus buvo nereligingas materialistas, o vėliau turtingieji tam, kad lengviau išlaikytų priespaudoje pavergtuosius, neturtinguosius, jie išgalvojo tokią religiją. Ir tada atsirado tas dalykas kaip religija, bet reiškia, savo ankstyvesnėse vystymosi fazėse žmogus buvo nereligingas materialistas. Ir tarybiniai ideologai dėjo didžiulės pastangas, bandydami surasti kokią nors gentį ar tautą, kuri gyventų dar savo, reiškia, tokiam ankstyvam civilizacijoje, kultūriškai nepažengusiame laikotarpyje ir kad įrodyti, surasti tokią, kuri būtų nereliginga. Jie dėjo labai dideles pastangas ir vienu metu paskelbė, kad jau surado. Gal kažkas prisiminsite, tai Tasmanijos saloje, ten buvo tokia gentis, kur jau buvo išmirusi prieš 200 metų, bet jos kultūrinis palikimas buvo pakankamai gerai išsilaikęs, žodynas buvo žinomas ir, reiškia, ir jie paskelbė, štai radome tą nereligingą gentį, štai tikrai žmogus savo ankstyvosiuose stadijose vystymosi buvo nereligingas. Bet paskui paaiškėjo, kad jie paskubėjo, gerai neištyrę, reiškia, tos genties, to viso kultūrinio palikimo tą paskelbė, nes labiau pasigilinus į jų žodyną, paaiškėjo, kad jie buvo religingi. Kaip jie tą padarė? Jie tyrė žodyną ir nerado tame žodyne tokių žodžių kaip dievas, dievai, dvasios ir jie mikliai padarė išvadą, kad štai jie buvo nereligingi. Bet paskui giliau pasigilinus, paaiškėjo, kad yra kiti terminai, kuriais jie apibūdino tą, reiškia, santykį su anapusinėmis realijomis. Nėra buvę istorijoje tokio laikmečio ar tautos, ar genties, kurie būtų nereligingi. Bet dabar jūs sakysite, o kaipgi 20-ojo amžiaus ateizmas, kai didžiulės grupės žmonių, ištisos valstybės oficialiai užėmė ateistinę laikyseną. Jie kategoriškai neigė egzistavimą antgamtinio pasaulio ir jie sakė, materija yra viskas, kas yra, daugiau nieko nėra. Čia yra ta oficiali tarybinė ideologija ir didžiuliai žmonių skaičiai ir galingos institucijos jos laikėsi. Ateizmas, ar jisai nesugriauna šitos tezės, kad žmogus yra visada religinga būtybė? Nesugriauna. Keistų ir paradoksalių būdų komunizmas netgi tai patvirtina ir labai tiesiogiai. Taip, jie iš tikrųjų dėjo didžiulės pastangas sugriauti žmonėse tą religinį veržimąsi, tą religinį jausmą ir įvairias religinės išraiškas. Lietuvoje, kurioje labiausiai paplitusi religija buvo katalikybė, buvo griaunama visais būdais katalikų bažnyčia ir katalikybė žmonių sąmonėje, elgsenoje, buvo dedamos didžiulės pastangos tam. Bet labai keistas dalykas. Viena ranka griaudami tarybiniai ideologai, visa tarybinė sistema, religija, patys to nepastebėdami, kita ranka pastatė ne ką kitą kaip religiją. Ir šiandieniniuose religijos istorijos vadovėliuose, šalia kitų tradicinių religijų, įprastų mums, mes labai dažnai rasime ir komunizmą, nes komunizmas irgi paaiškėja, kad yra religija. Žmogus negali be religijos. Ir iš čia sėdinčių visai nemaža dalis, prisiminkite, mes du kart metuose turėdavom dalyvauti demonstracijose. Mes čia su mokykla žygiuodavom Donelaičio gatve. Demonstracijos yra religinės procesijos. Ir prisiminkite, kas vykdavo tos demonstracijos metu. Dieną prieš tai tiesoje buvo galima pasiskaityti šūkius.
šlovė garbingai Tarybų sąjungos komunistų partijai. Ir visa tikinčiųjų minia Raudonojoje imperijoje atsiliepia valiu, ura ir taip toliau. Reiškia, čia yra garbinimas. Čia yra religinis garbinimas. Jisai žinomas visose pasaulio religijose. Visose pasaulio religijose yra žinomas toksai dalykas kaip religinės procesijos, eisenos tam tikros, kurių metu vyksta garbinimas. Komunizme turėjome labai panašų dalyką kaip šventuosius. Prisimenat, Tarybų sąjungos didvyriai yra sektini pavyzdžiai. Kai kurie iš jūsų galbūt turėjote tokią patirtį, aš jos neturėjau ir džiaugiuosi, kad neturėjau, bet prisimenat, nuvažiavus į patį centrą, atsikėlus labai anksti ryte, paskyrus tam vieną dieną, atstovėjus ilgą eilę, tokioj, reiškia, šiurpą keliančioje, pagarbioje tyloje, buvo galima praeiti pro tos religijos švenčiausiąjį. Mauzoliejus. Taigi žmogui tai yra būdinga ir niekaip tu to nesunaikinsi. Neįmanoma to sunaikinti. Netgi šiandieninė vakarų vartotojiška visuomenė, kuri atrodo, kad dar sėkmingiau negu tarybinis buldozerinis ateizmas, naikina žmonėse tą religinį jausmą ir kai kur labai toli pažengia su tuo naikinimu. Netgi jinai šiandieninės religijotyros požiūriu irgi yra religija. Ir vėlgi tuose pačiuose vadovėliuose dažnai rasi tą sekuliarų vartotojišką, reiškia, pasaulio supratimą kaip vieną iš religijų. Ir nesunkiai atspėsite gal, kas yra šios vartotojiškos visuomenės šventovės mūsų pagrindinės. Yra prekybos centrai. Ir nežinau kaip jūs, bet ar nėra taip, kad truputį atidžiau pastebėkite save, kai įeinate į kokį nors akropolį. Ar jūs nepatirėte tokio tam tikro pakilumo, tokio pakylėjimo dvasios? Ir man, aš taip save matau ir juokas juokais, tikrai, taip ir yra. Tas religinis jausmas taip pat yra tai, kas būdinga tik tai žmogui. Tai yra ne tik tai universaliai žmonijai būdingas dalykas, bet ir unikaliai. Tik žmogus, kiek mes galime suprasti kitus gyvus padarus, gyvūnus ir augalus, tik tai žmogui yra būdingas šitas religinis veržimasis. Tiek, kiek šiandieninė biologija ir zoologija duoda žinių apie gyvūnijos pasaulį, to nėra. Ir mes tikrai nematome net ir labiausiai išsivysčiusių gyvūnų tarpe, kokios žmogbeždžionės ar kokie delfinai, kurie turi labai išvystytą centrinę nervų sistemą. Mes jų elgesyje nieko panašaus nematome į, pavyzdžiui, aukojimą arba šventyklų statymą. Gyvūnai yra labai praktiški ir jie maistą ir visą kitą jie suvalgo, o ne aukoja, jie nedegina. Niekur nematome, kad, pavyzdžiui, beždžionė pirmąją ir gražiausią bananų kekę nusiskynusi skaudančia širdimi kažkaip tai paaukotų. Numestų nuo skardžio į jūrą, pavyzdžiui, ar kažkaip tai kitaip. Ne, jinai ją paima ir čia pat suvalgo. Ir tai yra keista. Jeigu mes biologiškai, tai reiškia savo fiziologinę sandarą, savo genetiką, savo centrinę nervų sistemą, esam labai labai panašus į tuos aukštesniosius gyvūnus. Mes esam gyvūnai, ta kūno prasme. Ir tada, jeigu mes esame ten vos keliais procentais genetiškai besiskiriantys nuo tų gyvūnų, tie keli procentai niekaip nepaaiškina. Ir čia ne mano mintis, o kunigo Arvydo Žygo, kuris buvo ir teologas, ir biologas pagal išsilavinimą. Jisai sako, jeigu mes skiriamės ten kokiais 4 ar 5 procentais genetiškai nuo kitų gyvūnų, tai niekaip negali paaiškinti, kodėl žmogus stato katedras, o beždžionė nestato katedrų. Aš dar pridurčiau, jeigu mes skiriamės 5 procentais, tai logiška būtų manyti, kad beždžionės turėtų statyti katedras, bet 5 procentais žemesnes, o jos nestato. Yra kokybinis skirtumas tarp mūsų ir gyvūnų. Ir jeigu jums reikės kada nors diskutuoti, šitas dalykas yra stiprus argumentas už tai, ką krikščionys vadina siela.
Nes tikrai biologiškai mes esam labai labai panašus į gyvūnus ir kai kuriais atžvilgiais tas panašumas yra, jau artėja prie labai didžiulio panašumo. Ir vis dėlto žmogaus gyvenimas ir elgesys kardinaliai skiriasi nuo gyvūnų elgesio. Žmogus stato šventyklas. Šventykla yra labai nepraktiškas dalykas. Aš esu suvalkietis savo kilme ir aš esu labai praktiškas. Ir aš žvelgiu į tą šventyklos statybą ir žiūriu, jie patys gyvena kokiuose bakūžėse, o stato didžiulę katedrą. Kažkas tai nei šis, nei tas. Tai dabar kam to reikia? Tai tu statyk sandėlį, statyk fabriką, statyk kažką tai praktiško. Ne, jie stato katedrą. Ir kas yra mumise, kodėl mes dedam tokias didžiulės investicijas į sritį, kuri yra nepraktiška, kuri neduoda čia pat produkcijos. Va tas žmogaus religinis jausmas jam yra jį stumiantis ieškoti, verštis, dėti pastangas, dėti investicijas į tai, kas šiaip netrodo, kad būtų to verta. Ir tuo mes skiriamės nuo gyvūnų. Kaip krikščionybė aiškina tą žmogaus veržimąsi anapusybėn? Labai paprastai. Ir sako, taip, Dievas mūsų kūrė tam, kad mes jo ieškotume. Pats Dievas įdėjo į mus tą ieškojimą, tą troškimą bendrystės su Dievu ir todėl žmogus yra nerimstantis. Žmogui nepakanka vien tik tai gerų gyvenimo sąlygų, jam reikia kažko tai daugiau. Taigi žmogus yra religinga būtybė, besiveržianti į anapusybę būtybė, bet to negali. Ir visa žmonijos istorija todėl yra religijų istorija. Visą šitą laiką savo buvimo žemėje žmogus vienaip ar kitaip veržiasi į anapusybę ir tą veržimąsi mes apibūdinam kaip religijas ir žmonijos istorija yra religijų istorija. Dabar trumpai žvilgtesiu į tą religijų istoriją, perbėgsim labai trumpai ir tam, kad patogiau būtų tą apžvalgą man padaryti, aš visą žmonijos istoriją suskirstau į labai nelygaus dydžio atkarpas. Pirmasis laikotarpis yra vadinamasis prieš istorinio žmogaus religingumas. Pavadinkime tą pirmąjį laikotarpį. Jisai prasideda su žmonijos atsiradimu šioje žemėje prieš, tarkim, 150 000 metų ir jisai tęsiasi ilgą laiką ir baigėsi tik 5000 metų prieš Kristų. Tai faktiškai 99% kablelis kažkiek tai viso žmonijos laiko patenka į šitą prieš istorinio žmogaus religingumą. Kas jam yra būdinga? Vėlgi, didžiulis laiko tarpas, didžiulė įvairovė, reiškia kultūrų ir patenka į šitą laiką. Prieš istoriniam žmogui yra būdingas labai gyvas dvasinio prado pajautimas čia pat. Kitaip sakant, prieš istorinis žmogus labai gyvai mato ir jaučia dvasinių būtybių buvimą savo gyvenime. Visur pilna dievų, dvasių, demonų, visokiausių dievybių, ko tik tai norite, reiškia, čia knipždėte, knipžda viskas. Ir tas dvasinis pasaulis artimiausiai susijęs su materialiuoju. Viskas yra persipinę, daugybė sąsajų visokiausių, kiekvienas medis, kiekvienas upelis, kalnas, netgi grumstas turi savo dvasinį kažkokį tai atitikmenį ar sargą ar kažką tai susisieję su dvasiniu pasauliu, viskas labai artimai susiję. Taip jaučiasi prieš istorinis žmogus. Labai tas gyvas dvasinio pasaulio pajautimas. Pirmas svarbus bruožas, į ką noriu kreipti jūsų dėmesį. Tada kita savybė prieš istorinio žmogaus yra tai, kad formuojasi vadinamasis maginis pasaulio supratimas, maginis pasaulėvaizdis. Ir dabar noriu tam skirti šiek tiek laiko, nes maginis pasaulio supratimas labai aktualus žmogaus, žvelgiant į tą žmogaus religinį jausmą. Maginis pasaulio supratimas remiasi vadinamuoju priežastingumo dėsniu, arba kitaip sakant, priežasties pasekmės dėsniu. Priežasties pasekmės dėsnis yra žmonijos kultūra ir visą civilizacijos pažangą varantis ant jo paremta visa pažanga priežasties pasekmės dėsnio.
Faktiškai žmogus beveik nieko daugiau neveikia savo materialiojoje, reiškia kultūroje, kaip tik tai ieško sąsajų tarp priežasties pasiekmės. Pavyzdžiui, žiūrėkite, kaip vystosi įrankiai. Žmogus, pavyzdžiui, užsiema žemdirbystę ir jam norisi geriau įdirbti žemę, kad turėtų geresnį derlių. Jisai ieško būdų ir išranda arklą. Kas yra arklas? Arklas yra įrankis, kurį panaudojus, jisai tampa priežastimi geresnio derliaus. Geresnis derlius yra pasiekmė. Tada žmogus nori medžioklėje sėkmingiau nudobti žvėrį kokį nors. Jisai tobulina savo įrankį ir išranda lanką. Neužtenka ieties, reiškia suranda lanką vėl. Priežastis siekiant gero laimikio kaip pasiekmės. Ir taip toliau. Ir žiūrėkite, visas šiandieninis mokslas, ypač labai ryškiai matosi gamtos mokslai, irgi ką tyrinėja fizika, ką tyrinėja chemija, ką tyrinėja medicina. Priežasties pasiekmės dėsnį tyrinėja. Kaip žmogui pašalinti ligą kažkokią tai. Kas sukeltų tos ligos, reiškia, pašalinimą. Kas būtų ta priežastis. Ir žmogus labai anksti atradęs tą priežasties pasiekmės dėsnį ir taikęs jį sėkmingai, perkelė jį taip pat ir į antgamtinį pasaulį. Perkelė jį į savo santykį su antgamtiniu pasauliu. Ir pradeda ieškoti būdų įtakoti antgamtinį pasaulį tam, kad gautų norimus rezultatus. Kokios priežastys reiškia, duos man gerą medžioklę, gerą laimikį medžioklėje. Aišku, reikia turėti gerus medžioklės įrankius, bet ne tik tai, nes tie žvėrys, kuriuos aš medžioju, turi savo kažkokius tai dvasinius sargus. Ir jeigu aš nesugebėsiu jų paveikti, tų sargų, tai aš galiu turėti labai gerus įrankius, nieko nebus iš to. Ir žmogus pradeda ieškoti būdų, kaip įtakoti antgamtinį pasaulį, kad turėtų norimus rezultatus. Ir formuojasi įvairiausios technikos. Magija, lygiai taip pat kaip ir materialiojoje plotmėje techninė pažanga, įrankiai irgi yra tam tikros technikos, tam tikri burtažodžiai, slaptažodžiai, užkeikimai, užbūrimai, ritualai ir kitokie veiksmai, kurių tikslas yra padaryti įtaką antgamtiniam pasauliui. Kurie turi tapti priežastimi, kuris sukels man norimas pasiekmes. Tas maginis pasaulio supratimas, kadangi viskas labai artimai susiję, tai, ką aš darau čia materialioje plotmėje, siunčia signalą į anapusybę ir tai grįžta man norimais rezultatais arba nenorimais rezultatais. Ir tada visa esmė yra žinoti tas sąsajas. Tai čia yra priešistorinio žmogaus mąstymas. Na ir aišku, mes 21 amžiaus žmonės jau seniai atsikratę visų prietarų ir su magija nieko bendro neturintys. Ir, kaip sakant, tai yra toli praeityje. Gyvenam kompiuterių amžiuje, informacijos amžiuje ir tikrai neprietaringi esame. Bet atidžiau pažiūrėję į savo aplinką, savo gyvenimus ir netgi save pačius, ar kartais nebūna jums toksai dalykas, kaip duosiu pavyzdį tokį. Įsivaizduokite, grįžtate iš kur nors. Graži rudens popietė, šviečia saulė, einate savo ramiai ir netoli namų, netikėtai, kelią perbėga juoda katė. Žucht. Ir kai kurie iš jūsų nesunkiai atpažinsite giliai viduje tokį jausmą, tokį nemalonų, tokį grėsmės jausmą, toksai, ten kažkas taip truputį susispaudžia. Bet tada mes žinome, ką reikia daryti. O kągi reikia daryti? Kai kurie sako, kaimyną praleisti pirmą per tą kelią. Bet čia toks yra neišradingas būdas. Tie, kurie turi daugiau žinių apie technikas, jie žino, ką reikia tokiu atveju daryti. Reikia nusispjauti. Bet ne bet kaip nusispjauti, o per kairį petį. Ir ne bet kaip per kairį petį, bet 3 kartus. Žiūrėkite, kas čia yra? Čia yra maginis ritualas. Labai tiksli technika, nes jeigu nusispjausi 2 kartus, neveiks. Taip, čia, reiškia,
visi maginiai veiksmai ir žodžiai yra labai tikslūs. Jeigu tu netiksliai pasakysi, neveiks. Nes maginė technika veikia lygiai taip pat kaip ir materiali technika. Jeigu tu turi aštrų pjūklą, tu nupjausi lengvai medžio šaką. Jeigu tu žinai burtažodį ir tiksliai jį pasakai, jisai tiesiog viskas techniškai labai paprastai vyksta. Ir tikrai mes esame labai didelę dalimi įklimpę tame maginėme pasaulio supratime. Ir kaip vėliau matysite, krikščionybė ir didelė dalis kitų religijų užsiema ne kuo kitu, o pastangomis žmogų iš to išvaduoti, iš to maginio pasaulio supratimo. Kai kurie tyrinėtojai netgi sako, kad maginis pasaulio supratimas buvo tai, kas sustingdo žmogaus kūrybinį genialumą, sustingdo žmogaus kūrybinės galias ir žmogus nesivysto, žmonijos pažanga, kultūrinė pažanga ilgiems tūkstantmečiams išlieka ta pati. Ir tikrai, žiūrėdami istoriškai, mes matome tą patį, pavyzdžiui, ąsočio tą pačią formą, įsilaikančią šimtus ir tūkstančius metų, tuos pačius piešinių stilius olose. Ir kyla klausimas, kodėl nėra jokio vystymosi. Ir nežinom atsakymų, bet kai kurie sako, ar tik tai maginė pasaulio samprata ir nebuvo tai, kas sustabdė žmogaus vystymasi. Kodėl? Todėl, kad baisu ką nors keisti. Baisu, nes jeigu mes pakeisime ąsočio formą, o viskas labai artimai susiję, tai gal ta ąsočio formos pakeitimas įtakos taip, kad mes vandens neturėsime, neturėsim ką į tą ąsotį pilti. Ir tas magas, tas žmogus, kuris turi daug žinių, žino daug technikų, kaip įtakoti anapusinį pasaulį. Jisai yra labai galingas, jisai turi daug galių. Bet įsivaizduokite tokį keistą dalyką. Štai tas magas, turintis daug galių, jisai ryte prabunda ir lipa iš lovos. Ne ta koja, atsiprašau, gerai, kad prisiminiau laiku. Ta koja, išlipau savo ramiai iš lovos. Gerai, kad prisiminiau, ne nuo viršaus reik marškinius segiotis, reik nuo pačios segiotis. Ir visas gyvenimas, visa diena tavo, visi judesiai tavo, kadangi tu labai daug žinių turi apie tas sąsajas, viskas susiję labai artimai yra, staiga atrodo, kad reiškia tavo visi veiksmai per dieną turi atitikti kažkokias taisyklės, tam, kad nebūtų blogai, o būtų gerai. Ir tada geras klausimas yra, ar čia aš valdau, ar čia mane už šniūrelių tampo? Didelis ir svarbus klausimas. Paliekam ateičiai. Kas atsitinka maždaug 5000 metų prieš Kristų? Žmonijos istorijoje staiga įvyksta didžiuliai lūžiai. Ir atsiranda tai, ką šiandien religijos tyrinėtojai vadina ankstyvosios civilizacijos. Tie lūžiai, tokie 3 pagrindiniai, kuriuos norėčiau paminėti, atsiranda raštas, atsiranda miestas ir atsiranda masinis gamtos užkariavimas. Ir kai aš skaičiau apie tuos dalykus, man buvo šiek tiek keista. Pagalvok, čia labai svarbus dalykas, atsiranda raštas. Ar čia taip jau labai svarbu? Paaiškėja, kad be galo. Nebuvo didesnio perversmo žmonijos istorijoje kaip rašto atsiradimas. Reiškia, tai pakeitė žmogaus mąstymą ir elgseną daugiau negu bet kas kitas. Visa istorija yra skirstoma į dvi didelės dalis. Prieš istoriniai laikai ir istoriniai laikai. Ir takoskyra tarp jų yra raštas. Raštas atskiria prieš istorinius laikus nuo istorinių laikų. Miestas. Vėlgi, aš kai taip studijavau, kažkaip galvoju, ar taip jau čia labai svarbu tas miestas. Dirbtinis pasaulis miestas yra. Didelė dalimi yra nepatogus, dulkinas, ankštas, netiek sveikas, kiek gyventi gamtoje, tačiau jisai duoda nepriklausomybę nuo gamtos. Ir mes turime tą dirbtinį pasaulį, mus padarantį nepriklausomais, saugesniais nuo gamtos. Ir tai yra milžiniškas pokytis. Žmogus išdrįsta keisti. Ir štai tai yra svarbus pokytis. Gamtos užkariavimas. Gamta yra dievų, dvasių, demonų
gyvenama vieta ir prie jos reikia prieiti su didžiulė pagarba, su didžiuliu atsargumu. Ir žmogus tą 1000 metų išlaiko ir staiga Egipte prieš 4000 prieš Kristų pradedamas masinis didžiulis Nilo irigavimas. Užtvankos, kanalai, drėkinimas, sausinimas. Atsiprašau, Nilas yra dievybė. Ir žmogus išdrįsta žengti į gamtą kaip užkariautojas. Didžiulis pokytis. Ankstyvosios civilizacijos prasideda tarpupyje, Mezopotamijoje prieš maždaug 5000 metų prieš Kristų. Tada 1000 metų bėgyje atsiranda Nilo upės slėnyje, Egipto senosios civilizacijos ir dar po 1000 metų Indijoje, Indo ir Gango upių slėniuose civilizacijos. Didžiuliai pokyčiai, didžiuliai lūžiai žmonijos gyvenime įvyksta tose civilizacijose, tačiau tie lūžiai ir tie pokyčiai nėra pakankamai radikalūs. Vis dėlto ankstyvosios civilizacijos išlieka savo giluminę pasaulėžiūrą maginės. Tai vis tiek išlieka tas kontroliuojantis santykis su antgamte. Ir daugelis tyrinėtojų magiją mato kaip tokį parazitą, prilipusi prie žmogaus to religinio jausmo. Tas religinis jausmas yra trokštantis draugystės, trokštantis begalybės, toks reiškia ilgesys vidinis didžiulis. Magija tuo tarpu yra šalta ir apskaičiuojanti, labai vartotojiška. Magija yra labai praktiška. Jis siekia labai konkrečių, aiškių naudų, buitinių dažniausiai. Ir tai eina kartu. Žmogaus gyvenime tas maginis kontroliavimas, noras valdyti antgamtę persipina su religija ir visą laiką, reiškia, yra ta kova tarp to švaraus religinio ir to vartotojiško maginio polinkio žmoguje. Taigi, ankstyvosios civilizacijos, nors padaro didžiulius žingsnius, vis dėlto neįsivaduoja iš maginio pasaulėvaizdžio ir jau tikra revoliucija prasideda visai neseniai. Paskutinis 1000 prieš Kristų yra laikas, kai žmonija atranda radikaliai naujus santykio su antgamtiniu pasauliu kelius. Gimsta tai, ką mes šiandien vadiname didžiosios pasaulio religijos, kur žmogus atmeta tą technikomis grįstą naudos tokį tiesiogiai siekiantį santykį su antgamte ir gimsta žmonės, kurie yra tikrai didžiulės pagarbos verti religiniai genijai, labai drąsūs, labai švarios širdies, labai protingi, išsilavinę žmonės, kurie randa visai kitus būdus, nurodo žmonijai visai kitus būdus verštis į antgamtinį pasaulį. Gimsta tai, ką mes šiandien vadiname didžiosios pasaulio religijos. Rytuose tai būtų hinduizmas, budizmas, konfucianizmas ir daoizmas, dažniausiai priskiriamos prie didžiųjų religijų, ir vakaruose tai būtų judaizmas, krikščionybė ir islamas. Taip pat ir graikų filosofai, kurie nors ir nėra atskira religija, bet irgi priskiriami prie tų didžiųjų ieškotojų. Graikų filosofai ieškojo irgi galutinių atsakymų, prasmės ir tikslo klausimus kėlė viskam, ypatingai tokie kaip Sokratas, Platonas, Aristotelis, tie ieškotojai. Tai va čia yra tas laikmetis, kai žmonija atmeta arba deda didžiulės pastangas, ne visada pavyksta, atmesti tą maginį, technikomis grįstą santykį su antgamte ir bando surasti visai kitą santykį. Kokį santykį? Pirmiausiai tai yra žmogau tavo širdies švarumas, tavo moralumas, kuris nulėmė tavo santykį su antgamtiniu pasauliu. Tada yra tavo proto pastangos, studijos, mąstymas, kas padeda tau, gali padėti tau užmegzti santykį su antgamtiniu pasauliu. Tada yra tavo savęs sutvarkymas, įvairios dvasinės disciplinos, asketinės ir kitokios praktikos, kurios irgi, žiūrėkite, yra visiškai kitas būdas. Ir tie didžių religijų įkūrėjai, kaip Buda, Konfucijus, Lao Tse
ir kiti, jie padaro didžiulį žingsnį. Jie sugeba atmesti, didelę dalimi atmesti tas maginės technikas. Pavyzdžiui, Buda, princas Siddhartha Gautama, 500 su viršų metų prieš Kristų, įsivaizduokite, hinduizmo aplinkoje užaugęs, paskui po ieškojimų laikotarpio, reiškia tokio gana kraštutinio ieškojimo laikotarpio, jisai randa tą kelią į nušvitimą, kelią į išsilaisvinimą iš kančios ir jisai įkuria savo pasekėjų organizaciją sangą ir atmeta kastų sistemą. Kastas atmeta. Kastas atmesti, kastų sistemą pažeisti, tai dievų rūstis ant tavęs kris iš karto ir baisus dalykas bus. Po šiai dienai Indijos visuomenė yra, reiškia, kastų sistemos labai stipriai įtakojama ir neigiamai įtakojama. O Buda jisai visiškai atmeta kastas ir sako, ateidamas į sangą, tu kastą savo palik už slenkščio, nuo pusės slenkščio. Tai čia tau ne juoda katė per kelią, čia yra dalykas daug rim ir jisai atmeta. Kiek drąsos reikėjo tą padaryti. Ir kiti. Ir štai šitų žmonių asmenyje, žmonėje pasiekė savo pačių didžiausių pasiekimų ieškojime, Dievo ieškojime. Tai yra tas žmogaus veržimasis į antgamtę, ta ranka ištiesta į viršų, jų asmenyje pasiekė pačias didžiausias viršūnės ir labai daug pasiekė. Tačiau paaiškėja, kad to nepakanka. Nes jie, būdami labai išsilavinę, labai drąsūs, labai švarios širdies, labai pasiaukoję žmonės, buvo tik žmonės. Ir to nepakanka. Tas žmogaus ilgesys, ką žmogus gali pasiekti, ką jisai nori, ką jisai trokšta pasiekti, yra ne žmogaus pastangoms, ne žmogaus jėgoms tas siekinys. Reikalinga kažkas tai daugiau. Ir tas kažkas tai daugiau yra atsakymas, kurį mes tęsime viso šito katechumenato metu. Gilinsimės į tą daugiau. Kaip tai yra duota žmonijai ir kaip mes galime tą priimti.